Labukas, sveikinu visus naujas gyvatis metas ir leidu telšius. Važiuojam į body foodą, apsirūpinti papildas. Gal dar kas nors pasivytas laiką visko neišperkot, nes manau, kad daugelis pasižadėjo sportauti šį metą. Tai didžioji dalis tų pasižadėjų sportininkų pradeda nuo antrą galą užsiperk aprangas, maistą papildus, abonementus į klubus ir to vis pasibaig. O aš važiuoju tik pasipildyti to, ko man trūkst. O gal surinksiu ir visą paketą, ko aš naudoju, vien tam, kad paskiau nepritrūkčiau. Važiavau jau į Telšius, dabar esam į šitą parduotuvėlę ir pabandysim kažkom prisirinkti savo naujiems projektams. Pažiūrėkim dar darbo laiką, kada darbuojas. Ir užėsim. Labą dieną! Su naujas metas. Visų pirma pasveikintam, apriims svečius iš Plungės. Žinoma, visada. Malonu. Norėčiau biškį maistą papildų pasirūpinti. Kaip sakė, naują metą prasidėjai, norėjau pradėti naują savo iššūkius įgyvendinti ir pasipilti tas kas baigas. Pirmą apžiūrėkim parduotuvę ir paskiau kažko mes bandysim išsirinkti su Juvitos pagalba. Geras, staigus praėjams. Ir tada mes reiškiam savo norus. Juvit, norėčiau aš baltymų kažkontai. Galit prieiti arčiau pafilmuoti. Tai mes kreatiną reikėtų maniai, kažkon iš vitaminų, multivitaminų ir omegas. Bus žuviais tau ko, reikės į maksimum lašišas gaudyti. Pas mus yra sporto papildų parduotuvė Telšiuose, Body Foodas ir yra didelis asortimentas tiek sporto, tiek sveikatos papildų ir bet kokią prekę jums pritaikysim palie jūsų pageidavimą. Tai pirmiausia, ką sakėt, baltymų? Tai... Jo, baltymų norėčiau. Dabar jeigu jums įdomi, kam reikalings baltyms, biškį papasakosiu aš apie nuo. Baltymą aš vartoju tam, kad pamaitinti savo raumenis. Nes su maistu mes tiek baltymų niekada negausim. Todėl, kad jeigu metat svorį, 1 kilogramą jūsų kūno svorį, reikėtum iki 2 gramų baltymų. Tai kaip mano svoris 100 kilogramų, man reikėtum apie 200 gramų baltymų suvartoti. Su maistu aš tiek nesurenku. Tai vien dėl to aš renkus baltymus koncentruotus miltelius. Tiek ir lengviausia suvartoti. Surinkti tiksliau. Tada man dar reikėtum kreatiną. Kreatiną mes irgi galim gauti su maistu, bet reikėtum labai daug suvalgyti mėsytis. Jovita ir sakė, užkaup vandenį, raumenį, bet būtent raumenys, o ne kažkur puodį, kad mes atrodom tada išsipūtytinas. Ne, grinai į raumenį užkaup vandenėlį, gaunamės energijas, treniruotis yra veiksmingesnis. Kreatiną reikėtum vartoti apie 5 gramus, 3-5 gramų į dieną, kiti daro užkrovimus iki 20 gramų, bet savaitę 2 vartuo, paskiau daro pauzę. Ar kreatiną geriausiai yra vartoti su angliavandenės, tada anon geriausiai išnešio po kūną, nes žuvies taukų ir kad renkate žuvies taukus, atkreipkite dėmesį, kad būtum kuo aukštesnis DH. Tas į pagrindinis rodiklis žuvies taukų geravimo. Nes jeigu jums yra žems, tai turės labai daug gerti tablečių. O aš nemėgstu daug gerti. Ir tada vitaminų mineralų kompleksą dar sakėt norit. Ir man vieni iš mėgstamų tai yra tie, kurie man patinka. Ani yra mažas maišiukas, sudėti po nedaug tablečių. Nereiktas kratyti iš pačios bankės ant saulės. Ne, išsitraukia maišiuką, suvartojat, nes... Vienos dienos norma iš karto. Jo, ir yra labai daug vitaminų, mineralų, visko ko reikia. Nes sportuojančiam žmogui mes prakaituojam labai daug. Mes geriam daug vandens ir mums viskas išėm. Tai būtina reikia mineralų ir vitaminų. Tai va, susirinkau savo komplektoką, baltymų, kreatiną
mineralų su vitaminas ir omegas. Viskas, mano naujam projektau sportą, vis komplekcija. Dabar belieka atsidaryti duris su kuoj, nes ronkas užimtas ir keliauti namiai.